Šiandieną noriu plačiau papasakoti apie mūsų ligoninėje taikomą krioterapijos, kriochirurgijos gydymo metodą. Krioterapija yra šalčio terapija. Tai yra metodas žinomas nuo senovės, tačiau šiais laikais turime modernę techniką naudoti šį gydymą lėtinėms ligoms. Pagrindinės ligas, kurias gydome šalčio terapija, yra lėtinė sloga, kur pasikartojantis kraujavimas iš nosies, bei vietiniai dariniai jų šalinimui. Lėtinė sloga pasireiškia apsunkintų kvėpavimų per nosį, nosies užgulimu, sekrecija, dėl paburkusių nosies kriauklių. Šalčio terapijos metu yra paveikiamos apatinės nosies kriauklės, dėl ko šie skundai minėti palengvėja ar net visai išnyksta. Šalčio terapija yra atliekama vietinėje neutroje ir yra neskausminga arba minimaliai skausminga procedūra. Šalčio terapiją galima taikyti vaikams nuo 6 metukų iki 17 metų amžiaus. Taip pat krioterapiją taikome pasikartojančio nosies kraujavimo atvejais. Tokiu atveju kraujavimas yra nestabdomas, o užsiimama jo prevencija. Procedūra taip pat yra atliekama vietinėje neutroje. Mažiesiems pacientams turintiems darinių odos, gleivinių srityse, ausų, nosies, gerklės organuose taip pat gali būti atliekama krioterapija. Prieš tai būtinas histologinis darinuko ištyrimas, kad darinys tikrai gerybinis. Tai gali būti papiloma, karpa, hemangioma. Pagrindiniai privalumai krioterapinio gydymo yra, kad nereikalinga bendrinė neutra, mažai skausminga ar visai neskausminga procedūra, maža kraujavimo ir randėjimo rizika.